buvusio Arklio slėnį ir prie jo esantį Arkų nacionalinį parką. Išsimiegojom gerai, dar pavyko pasikrauti ir mašiną, tai iš visų. Atvažiavom į Arkų nacionalinį parką, tai dabar važiuosim pasižiūrėti natūralių gamtos sukurtų arkų. Tu prieš tai pailsėsime eilėj kokią pusę valandą. Visgi nevažiuosim pirmąjį Arkų parką, nes reikia užsirezervuoti laiką. Tai, žodžiu, apsisukom, dabar važiuojam į negyvo Arklio slėnį, bet pasiieškojom vietos į Arkų parką, tai dar radom laisvų slotų, tai už kelių valandų čia sugrįšim. Atkeliavom į mirusio Arklio slėnį, pasiklausėm moteriškės, kuri parekomenduotų mums pasivaikščiojimo taką. Sakė, čia ir tai parkas nedidelis, tai davė mums vieną pasiūlymą, 1,5 mylios į vieną pusę prasieiti, tai taip ir padarysim. Eisim šitą oranžinę trasą. Turėtume praeiti štai palei kraštą. Dead Horse Point yra valstybinis parkas San Juano apygardoje, Jutos valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, iš kurio atsiveria įspūdinga Kolorado upė ir kanjonų nacionalinio parko vaizdai. Parkas buvo atidarytas visuomeniai 1959 metais ir apima 5362 hektarus. Dead Horse Point legenda teigia, kad 20 amžiaus pabaigoje ši vieta buvo naudojama kaip laukinių mustangų klajojančių po Mesa viršūnės aptvaras. Kaubojai varė juos per siaurą kanjoną į šią vietą. Tada siauras praėjimas buvo užtveriamas šakomis ir kitais gamtoje randamais dalykais. Kartą dėl kažkokios nežinomos priežasties arkliai buvo palikti aptvaruose be vandens, kur jie mirė iš troškulio, matydami už kilometro žemiau tekančią Kolorado upę.
grįžom iš pasivaikščiojimo. Nuostabus vaizdai, labai gražu buvo. Pasiėmėm trumpą kelią. Atkarpa buvo 1,5 mylios į vieną pusę. Bet ten labai ilgai gaunasi eiti, nes visur norisi pasigrožėti, pasifotografuoti, pabūti, pasėdėti. Tai kaip ir kituose parkuose reikia skirti žymiai daugiau laiko. Plius yra pačioj kelias, kuriuo galima pravažiuoti su mašina. Ten irgi turėtų būti labai įspūdinga. Tai norėtųsi grįžti ir skirti žymiai daugiau laiko. Dabar važiuojam į Arkų nacionalinį parką. Žiūrėsim, kokie įspūdžiai bus tenais. 40 minučių atstovėjus eilėj. Dabar jau mes tuo jau ir įvažiuosim į parką. Patekom į parką. Neturbūt, iš tikrųjų parkas, kuriame teko didžiausio eilę prastovėti. Arkų nacionalinis parkas – tai JAV nacionalinis parkas esantis Jutos valstijoje. Parkas įsteigtas 1971 metais lapkričio 2 dieną. Jo plotas apie 309 kvadratiniai kilometrai.
parko paskirtis – išsaugoti daugiau nei 2000 natūralių smiltainio arkų. Arkų formavimosi mechanizmas yra sudėtingas procesas, kuris prasidėjo prieš 300 milijonų metų. Tada susiklostė akmens druskos klodai, susidarę išgaravus jūros vandeniui. Vėliau jie buvo padengti kitomis uolienomis, dažniausiai smiltainiu. Atsidūrusi po kitais sluoksniais akmens druska veikiama milžiniško uolienų slėgio pradėjo tekėti, raukšlėtis, formuoti taip vadinamus diapyrus. Taip palaipsniui suraukšlėjo ir virš akmens druskos esančius smiltainio sluoksnius. Vėliau visa teritorija buvo pakelta, o akmens druska buvo eroduota. Žymiai atsparesnė erozijai uoliena smiltainis liko arkų pavidalu. Važiavom į bufetą, čia toks biškiai kitoks bufetas, čia iš meniu turiu užsisakyti ir tada salotų baras ir visa kita tenai įskaičiuota yra. Tai pasižiūrėsim, aš išsirinkau steiką, o jūs tada renkasi. Renkasi dar. Taip skanu buvo, kad net nespėjom nufilmuoti tik į pabaigą. Jūs te pasiėmė pomidorų sriubos, o aš bulvių sriubos. Šiaip labai skanu. Laukiam pagrindinio patiekalo. Didžiosios dalies net nesuprantu, kas čia yra. Atnešė pagrindinius patiekalus. Jūs tą ką čia užsisakė? Aš užsisakiau makaronus, tai čia makaronai su sūriu. Man atrodo tiesiog bus, nes aš gal kažką mėsos ir žuvies. O aš užsisakiau steiką, dabar ragausim, kaip čia gavus. Dar reikia pasilikti vietos, nes takų čia galima pasidaryti. Nu va, pavalgiam sočiai. Dabar atvažiavom į savo viešbutį. Pasiėmėm kortelės įėjimo. Ieškomės, kur yra mūsų kambarys. Atėjom 2, 3, 3. O, pats kampinis. Nu, atidarykit.
Suzanai atsiverk. Ir žiūrim, ką turim. Tada. Čia didelė lova skaitosi. Nu. Kvinsa. Tenais realiai buvo tokia viena. Nu. Reikia eiti pasiskusti. Labai standartiškai dušas tulikas.